Kelk sėdmenis. 32 kortelė. Dažnai nuo pasyvumo, nuo judesio mažos laisvės, o kaip tik jeigu ir tu turi didelę laisvę, mes ką pamirštame nuo sėdimos padėties, mūsų pilvo raumenynų sutrumpėja. Kas atsiranda? Atsiranda kuprelė. Atsiranda natūraliai kifozinė mūsų laikysena. Jos išvengti mes prisiminsime šiandieną geras katinas, blogas katinas. Tai natūraliai ištempsime savo pilvo audinį ir natūraliai suvedinėsim savo pomentinius raumenukus. Taigi, ko mums reikės, mes dažnai įpratę daryti savo patogiai. Tokia mūsų prigimtis, kad būtų viskas malonu ir saugu ir patogiai. Taigi, pajunginėsim iš tikrųjų šiandien daugiau pomentinius raumenukus, kad nuo to, kadangi mes daug dirbam su rankytėm, labai dažnai įsitempia jos. Kad jie nenukentėtų, mums reikia jom duoti atsipalaidavimo ir kifozinę natūralią laikyseną, kuprelę lavinti, kad jinai turėtų savo amplitudę. Taigi, patogiai atsitūpėme, matome savo pirštukus, rankas dedame ne kad nykščiai į vidų, o nykščiai į išorę. Jaučiame natūraliai čia tempimą, viskas gerai, su jumis viskas saugu ir malonu, kad jaučiate tempimą. Jūs šiandieną dažniau ir daugiau dirbate su jumis. Laikui esant, raumenynas ilgės, atsipalaiduos ir to nepatogaus tempimo nebejausite. Taigi, rankas į išorę, susikupriname, matome savo pirštukus, kad kūno svorį išlaikytume lygiai, pėdas ne į išorę žiūri, kulnas ne į išorę žiūri, o lygiai grečiai tiesiai, kūno svoris ne ant piršto, o per pėdos centrą. Ir susikuprinu, laisvai galva nuleista, nepakelta. Ir ką darau? Sėdmenis riečiu viršų, nugarytę riečiu ir iki lengvaus tempimo įsirečiu, susirečiu, įsirečiu, susirečiu. Ir nepamiršau kvėpuoti. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. O dabar šiek tiek pagreitinu. Aktyviau. Aktyviau. Ir pagal savo galimybės atlieku 10-30 kartų. Kelk sėdmenis.